Sveiki visi dar kartą prisijungę į trečią sesiją mokymų Business Central mokymai pažengusiems vartotojams. Šiandien mūsų tema, gal sakyčiau, tokia specifinė yra lyginant su kitom, kur galbūt ne visiems aktualu, bet smagu, kad jūs tiek daug prisijungę ir nori pagilinti savo žinias būtent įmonių grupės apskaitoje. Būtent šią temą ves mano kolegė Ieva, kuri papasakos apie intercompany ir kitas visas operacijas, kurias galima daryti tarp įmonių. Taip pat visų mokymų metu prašau, kol Ieva ves teorinę dalį, į visus klausimus, kurie jums kils, rašyti į pokalbių langą, o ne kalbėti atsimutinus mikrofoną, nes tiesiog bus šiek tiek patogiau ir nebus to chaoso. O mes tenksimės atsakyti į klausimus visų mokymų metu į chatą, o po jų tada bus klausimų ir diskusijų sesija, kur mes taip pat atsakysime jau žodžiu. Dar kartą primenu mokymų tikslą, tai yra gilinti žinias apie Microsoft Dynamics Business Central sistemą, siekiant optimizuoti verslo procesus ir maksimaliai išnaudoti sistemos funkcionalumus kasdieninėje veikloje. Pats mokymų planas jau turėjome apie duomenų importą ir eksportą sesiją. Praeitą savaitę buvo finansinės ataskaitos, šią savaitę įmonių grupės apskaita ir kitą savaitę lauks Business Central administravimas tema. Dar kartą prisiminkim mokymų struktūrą, tai bus teorinė medžiaga su visom skaidrėm, kaip pasidaryti ir atlikti visus nustatymus, kas susijęs su būtent šios dienos tema. Po jos lauks klausimų atsakymų laikas, kur jūs galėsite tiek atsitildę mikrofonus užduoti klausimus, tiek atsakinėsime į klausimus, kurie kilo visų mokymų metu ir juos uždavėte pokalbių lange. Dar kartą norime priminti, kad po kiekvienos sesijos mes atsiunčiam jums atsiliepimą, kad įvertintumėt, pasakytumėt, kur galime mes patobulėti ir kad kitos sesijos dar būtų geresnės. Tai taip pat jau gavote iš 2 sesijų atsiliepimų nuorodas, tai jeigu dar neatsakėte, labai prašome atsakyti. Taip pat norime informuoti, kad mokymų sesijos YouTube platformoje nėra viešos, yra prieinamos tik jums su nuoroda, todėl visi vartotojai pasiekti YouTube patalpinto video negali. Taip pat turėjome nemažai likusių klausimų iš praeitos sesijos, kur nepavyko atsakyti iš karto, o reikėjo pasigilinti. Tai pirmas klausimas buvo, ar tiesa, kad pakeista dimensija matosi tik DK įrašuose, bet nesimato, pavyzdžiui, pirkėjo kortelėje. Atsakymas taip, taisyti dimensiją pakeičia dimensijas tik DK įrašuose, o kortelėse nesimato. Pavyzdžiui, jei pakeisime tam tikros sąskaitos faktūros visiems DK įrašams dimensijas, vis tiek pakeitimas matysis tik DK įrašuose, bet ne visuose likusiuose. Kitas klausimas buvo apie analizę pagal dimensijas ir analizės rodinius. Klausėte, ar galima išmesti nulinės eilutės. Mes pasižiūrėjome, kad negalima, bet yra DK sąskaitų filtras, kur matote nuotraukoje, ir ten galima išsifiltruoti tik tas sąskaitas, kuriuose yra sumos. Tai tokiu būdu išvengsite tų nulinių eilučių ir jų nebus, jeigu nusirodysite sąskaitos filtrą. Ir paskutinis klausimas yra, ar yra galimybė DK biudžetos ataskaitose apskaičiuoti rezultatus, bendrai veiklos ir panašiai. Tai atsakymas, būtent DK biudžetuose funkcijose nėra, tačiau susikūrus biudžetą jį galima naudoti finansinėse ataskaitose, o ten galima susikurti ataskaitą pagal formulės, kad skaičiuotų ir parodytų reikiamus rezultatus. Taip pat nuotraukoje, kur matot, yra parodyta, kaip būtent taip atlikti, tai galite pasibandyti, turėtų pavykti. Turbūt tiek iš praeitos sesijos klausimų, tai kviečiame užduoti klausimus, jeigu jums jų kils mokymų metu. Dar kartą smagu, kad prisijungėte juos, nepamirškite palikti atsiliepimą po jų. O dabar kviečiu Ievą pristatyti naują sesiją, naują temą - įmonių grupės apskaita. Dėkoju, Einarai. Taigi, pradėkime nuo įmonių grupės apskaitos funkcionalumo paskirties. Tai kodėl mums reikalingas šis funkcionalumas?
Tai pirmiausia, mes galime tarpusavio operacijas registruoti. Tai pardavimo sąskaitas, faktūras, kurios automatiškai nukeliauja į kitą įmonę kaip pirkimo sąskaitos faktūros. Taip pat galime susijęti sąskaitų planą, dimensijas ar jų vertes. Na ir žinoma, čia labai svarbu vaidmenį atlieka ir prekių nustatymai. Toliau, kodėl mums ši tema yra aktuali? Na tai greičiausiai kiekvienas iš jūsų čia esantis turite daugiau negu 2 įmones. Na ir aišku, sparčiai didėjant jų skaičiui dažnai tenka ieškoti priemonių, kaip dabar automatizuoti jūsų apskaitos procesus. Na, nuo Business Central 23 versijos įmonių grupės apskaitos funkcionalumas, galbūt jau esate girdėję tokį terminą kaip intercompany, buvo patobulintas. Na, šis funkcionalumas supaprastina ir racionalizuoja verslo procesus ir sandorius tarp įmonių grupės. Tai kokie yra pagrindiniai įmonių grupės apskaitos privalumai? Tai pirmiausia yra produktyvumas. Jūs sutaupote laiką ir supaprastinate operacijas. Taip pat yra labai efektyvu, nes atsiranda mažesnė tikimybė, kad atsiras klaidų įvedant informaciją keliose įmonėse, kadangi jūs suvedate vieną dokumentą ir jis automatiškai nukeliauja į kitą grupės įmonę. Na ir taip pat yra labai svarbu istorija, nes turite pilnai atsekamus verslo sandorius. Štai čia matote situaciją, per kurią mes ir keliausime visų mokymų metu. Tai turėsime 2 įmonės, tai bus Demo X ir Demo Y. Kad situacija būtų šiek tiek sudėtingesnė, tai pagrindinė įmonė bus Demo X, tačiau šios įmonės viena kitai yra tiek tiekėjas, tiek pirkėjas. Na ir turime problemą, kad sistemą mums reikia automatizuoti pardavimo ir pirkimo dokumentų suvedimą tarp šių įmonių. Tai galimi sprendimai yra tokie. Tai pirmas yra pats paprasčiausias, tai susivedate rankiniu būdu pardavimo dokumentą įmonėje X ir tada taip pat rankiniu būdu nukeliaujate į Demo Y ir susivedate pirkimo dokumentą. Tačiau yra galimas sprendimas, tai variantas B, galite naudoti įmonių grupės apskaitos funkcionalumą ir susikurti tik vieną sąskaitą faktūrą, kuri automatiškai bus persiųsta kitai įmonei. Na ir kokie yra pagrindiniai įmonių grupės apskaitos nustatymai? Tai pirmasis yra tarpusavio operacijų nustatymas, toliau pagrindinių duomenų sinchronizavimas, na ir sekantis tarpusavio operacijų automatizavimas. Štai tokiu mes planeliu toliau ir keliausime. Tarpusavio operacijų nustatymai. Tai kas įeina į tarpusavio operacijų nustatymus? Tai pirmiausia yra vidinės įmonės nustatymas, toliau yra vidinės įmonės partnerio priskirimas ir tiekėjo pirkėjo nustatymai. Tai prieš pradedant atlikti įmonių grupės apskaitos funkcionalumą, kiekviena įmonė turėtų atsakyti savo ir išsikelti štai tokius klausimus. Kodėl dabar jie yra svarbus? Tai pirmas klausimas yra, kuris sąskaitų planas bus pagrindinis. Tai intercompany funkcionalumas neapima tai, kad jeigu jūs turite 10 įmonių, iš jų, tarkim, 5 yra pagrindinės ir yra 5 pagrindiniai sąskaitų planai. Tobuliausias variantas, kai yra vienas pagrindinis sąskaitų planas ir jis laviruoja per visas įmonės. Lygiai tas pats klausimas yra su dimensijomis ir jų vertėmis, tai taip pat turite išsikelti savo klausimą, kurios dimensijos bus pagrindinės. Na ir taip pat turite pasižiūrėti savo verslo procesus ir identifikuoti, kurie jūsų vidiniai įmonių partneriai bus tiekėjai ar pirkėjai. Taip pat, kaip identifikuosite vidinės įmonės partnerius. Na tai pavyzdžiui, jeigu jūsų įmonės pavadinimai yra gana ilgi, jeigu turite padalinių tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos, jūs turite susigalvoti trumpus kodukus. Tai pavyzdžiui, galite priekyje naudoti LT, LV ir panašiai. Bet jūs, kai galvojate vidinius įmonės partnerius, pilno pavadinimo įmonės, jeigu jis yra ilgas, patariame nenaudoti. Taip pat galite naudoti atskirą numerių seriją įmonių grupių apskaitai ir turite nuspręsti, ar naudosite intercompany dimensiją.
kuo dabar yra unikali šita dimensija, tai jeigu jūs vykdysite konsolidavimą tarp įmonių, tai eliminavę visus įrašus su intercompany dimensija, jūs matysite realią situaciją visų įmonių be jūsų įmonių grupės apskaitos. Tai dabar čia matote tokią schemytę, per kurią mes keliausime visų mokymų metu, kad būtų aiškiau identifikuojame, kad mūsų demo X įmonė bus mėlyna, o demo Y bus violetinė. Tai viena siunčia įmonė, kita gauna dokumentus. Tai va, čia matote irgi rėmelis, mėlyna violetinė, demo X ir demo Y. Tai pirmas žingsnis yra vidinės įmonės nustatymas. Dabar keliausime praktiškai į įmonės ir parodysiu, kaip šiuos nustatymus atlikti. Tai pirmiausia, štai čia matote mano sukurtą demo X įmonę. Keliaujame į vidinės įmonės nustatymus. Ir štai čia matote tuščią langą, kuriame mes šiandien ir dirbsime. Tai dabar vidinės įmonės partnerio kodas, tai kaip ir minėjau, turi būti trumpas, kodukas, pavadinimas, kadangi mano įmonė ir taip yra gana siaurų pavadinimų, tai bus demo X. Taip pat čia pasižymime, kad mes automatiškai siunčiame operacijas. Tai reiškia, kai sukursime dokumentą, mums daugiau nieko nereiks spausti papildomai, kad jisai nukeliautų. Taip pat galite pasižymėti požymį operacijos pranešimai. Tai kai jūs užregistruosite sąskaitą faktūrą, jūs gausite pranešimą, kad tai buvo intercompany operacija ir jinai nukeliavo į jūsų kitą įmonę. Tai su demo X vidinės įmonės partneriu mes susitvarkėme. Dabar keliaujame į demo Y. Lygiai taip pat keliaujame į vidinės įmonės nustatymus. Ir čia pasirenku, kad mano vidinės įmonės partnerio kodas bus demo Y. Taip pat pasižymiu, kad automatiškai siunčiu operacijas ir kad noriu gauti operacijos pranešimus. Tai taip mes atlikome pirmąjį žingsnį. Kitas žingsnis tai yra vidinės įmonės partneris. Tai vėl matote pagal spalvas demo X ir demo Y. Na ir teorinė medžiaga atrodo taip, kad mes turime mėlynų rėmeliu demo X įmonę, kurioje vidinis įmonės partneris yra demo Y. Na ir čia yra atvirkščiai, demo Y įmonė yra partneris demo X. Tai teoriškai plačiai nesiplėsiu, gal keliaujame tada iš karto į įmonę. Tai pirmiausia, keliaujame į demo X. Tai dabar prieš priskiriant vidinės įmonės partnerius yra labai svarbu, kad jūs turite turėti tiekėjo ir pirkėjo korteles. Jeigu jūs jau anksčiau rankiniu būdu parduodavote ir pirkdavote tarp savo įmonių, tai greičiausiai tas korteles turite. Tačiau jeigu tai jums yra visiškai nauja, tai turite susikurti. Tai kadangi jau prieš tai minėjau, kad bus viena kitai tiek tiekėjas, tiek pirkėjas, tai demo X įmonėje aš susikuriu demo Y tiekėją. Na, čia daugiau aš papildomų duomenų nepildysiu, tik tai, kas mums būtina atlikti pardavimui ir pirkimui. Lygiai taip pat aš susikuriu ir pirkėjo kortelę. Plius naujas. Na štai ir demo X įmonėje mes turime ir pirkėjo, ir tiekėjo kortelę. Keliaujame į demo Y ir susikuriame tiekėją demo X. Ir lygiai taip pat susikuriame pirkėją.
Tai kai mes turime pirkėjo ir tiekėjo korteles, keliauju aš į pirminę mūsų DemoX įmonę ir einu vėl į vidinės įmonės nustatymus. Štai čia matote, kur vidinės įmonės partneriai visiškai tuščią laukelį, tai čia mes ir pridėsime savo įmonės kaip vidinius partnerius. Tai spaudžiame plius pridėti ir kadangi esame DemoX įmonėje, tai mūsų partneris vidinis yra DemoY. Dabar lygiai taip pat, kur yra kodukas, čia turite naudoti mano jau minėtą trumpinį. Jisai visur turi kartotis, nes jeigu padarysite nors vieną klaidą, tai jums paskui nepersiduos dokumentai. Na, kur pavadinimas, jau čia galite rašyti pilną savo įmonės pavadinimą. Dabar pats svarbiausias dalykas yra pardavimo pirkimo operacijos. Tai čia turite pridėti pirkėjo ir tiekėjo korteles. Kadangi aš kūriau iš naujo, tai man jos lengvai prisideda. Tačiau jeigu jūs anksčiau naudojote ir turite atvirų įrašų, jums programa čia neleis pridėti. Tai yra keli būdai, kaip susitvarkyti šitą vietą. Tai pirmas yra, galite užsidaryti savo jau esančias korteles ir tiesiog susikurti naujas ir prisidėti. Taip pat galite atvirus įrašus arba kitaip tariant likutį užsikelti ant tarpinės sąskaitos ir tada jums čia irgi leis prisidėti. Arba turime praktikos jau su keletą klientų ir galima suprogramuoti jums įrankį, kuris užpildo istorinius įrašus, tai yra vidinės įmonės partnerio kodą ir taip pat leidžia čia pridėti korteles. Taip pat galite užsipildyti jūsų įmonės šalies regioną. Pasižymime, kad įmonė automatiškai priima operacijas. Tai čia lygiai tas pats principas, kaip siunčia automatiškai dokumentus, taip ir priima. Ir taip pat labai svarbu, kad jūs, jeigu parduosite per prekes, turite užsidėti bendrą prekės numerį. Kitu atveju, išėjus iš šio lango, jums vėliau pakeisti čia nebeleis. Taip, tai mes užsidėjome dabar vidinį partnerį. Lygiai taip pat keliaujame į DemoY įmonę. Vidinės įmonės nustatymai ir plius pridėti. Tai dabar mūsų vidinės įmonės partneris yra DemoX. Susipildome. Ir kaip minėjau, kadangi naujos kortelės, man leidžia pridėti pirkėją ir tiekėją. Pasirenku šalies regiono kodą ir automatiškai priimti operacijas. Taip pat pasirenku, kad naudosime prekės korteles ir bendrą prekės numerį. Tai atlikome sekantį žingsnį. Dabar keliaujame toliau. Tai taip pat reikalingas nustatymas tiekėjo ir pirkėjo kortelėse. Tai kadangi mes kūrėme korteles nuo nulio, tai DemoX įmonėje tiekėjo kortelėje DemoY jūs matysite, kad vidinės įmonės partnerio kodas užsidėjo automatiškai. Bet čia lygiai ta pati problema, jeigu yra likutis ir jūs persikėlėte likutį ant tarpinės sąskaitos, tai tuo momentu, kai jūs dedate vidinės įmonės partnerio kodą, turite ateiti ant tiekėjo pirkėjo kortelės ir lygiai taip pat čia užsidėti. Tai dabar mums atlikti nieko nereikia, kadangi viskas mums užsidėjo automatiškai. Na ir štai čia matote dar teorinį pavyzdį, kaip tai atrodo. Pagrindinių duomenų sinchronizavimas. Tai toliau mes analizuosime tokius pagrindinius duomenis ir jų nustatymus, kaip Master Data Management Setup, sąskaitų plano nustatymus, dimensijų ir jų verčių nustatymus ir prekės nustatymus. Tai dabar yra toksai scenarijus, kad kiekviena įmonė gali turėti du variantus. Tai yra variantas A,
kad įmonių grupės duomenys yra sutvarkyti prieš visus įmonės grupės apskaitos nustatymus. Tai reiškia, kad jeigu jūs turite 10 įmonių, tarkim, jos visos naudoja identišką sąskaitų planą, dimensijas ir jų vertes. Ir turime scenarijų B, kai įmonių grupės sąskaitų planas, dimensijos ir jų vertės skiriasi. Tai reiškia, visose įmonėse yra visiškai skirtingas sąskaitų planas ir dimensijos. Tai dabar pradžiai mes paanalizuosime scenarijų, kai viskas yra norima, kai įmonė nori tiesiog susitvarkyti ir susivienodinti savo sąskaitų planą. Tai tuomet galima pasinaudoti Master Data Management Setup įrankiu ir nekėlinėti po visas 10 įmonių tiesiog rankiniu būdu dimensijas ar sąskaitų planą, bet atlikti sinchronizavimą. Tai keliaujame tuomet, aš jums praktiškai parodysiu, kaip tai atrodo. Tai įsivaizduokime, kad demo X įmonėje yra dimensijos, kurios turi būti perkeltos į demo Y įmonę. Tai demo X įmonėje mes ir paliekame duomenis kaip yra ir keliaujame į demo Y. Atsidarome Master Data Management Setup. Ir čia turite įsivesti šaltinio įmonę, tai iš kurios jums turi atkeliauti dimensijos. Taip pat turite uždėti požymį Enable Data Synchronization. Na ir dabar čia yra keletas įdomių niuansų. Tai pirmiausia, einame į Synchronization Tables. Čia paspaudžiame gerai pranešimą. Ir matote, kad yra labai nemažai lentelių, kurias galite sinchronizuoti tarp įmonių. Tačiau iš tikrųjų jų yra begalės. Tai kaip ir minėjo kolegė pirmųjų mokymų metu, jūs galite susirasti lentelės numerį paspaudę Ctrl+Alt F1 ir čia arba tiesiog per paiešką, bet jums užtruks ilgiau, ir sinchronizuoti praktiškai bet kokius duomenis. Tai kadangi mums šiuo atveju reikia sinchronizuoti tik dimensijas ir jų vertes, tai aš pasižymėsiu visas eilutes išskyrus šias dvi ir padarysiu Disable, kad man kitų nesinchronizuotų duomenų. Taip pat, kas yra įdomu, kad, tarkim, jūs galite naudoti dimensijų filtrus. Na tai čia galite sinchronizuoti tik tai tam tikrus duomenis, kas jums yra reikalinga. Nebūtina sinchronizuoti viską. Taip pat yra laukelis Fields, kur pavyzdžiui, jeigu jūsų dukterinė įmonė yra užsienio, tai jums FT tikrai nebus aktualu nustatymai, galite tiesiog išjungti ir nesinchronizuoti. Na arba jums reikalinga tik tai kodas ir dimensijos kodas ir pavadinimas. Na, šiuo atveju aš paliksiu viską, pasitikrinu dar kartą, kad būtų įjungta Enable ir keliauju atgal. Tuomet spaudžiame Start Initial Synchronization. Na ir čia matote, kad ir likę mano tik dimensijos ir jų vertės. Ir spaudžiame mygtuką Start All. Čia sutinkame. Dabar šiek tiek palaukime. Praėjus šiek tiek laiko mes galime paspausti F5 ir matote būseną, kad yra Finish ir Success. Dabar nukeliaukime į mūsų demo Y įmonės dimensijas. Ir štai matote, atkeliavo visiškai identiškos dimensijos ir jų vertės iš demo X įmonės. Tai jūs galite taip susitvarkyti savo duomenis per visus 10 įmonių, jeigu jums būtinai turi būti viskas identiškai vienodai. Ir jums nereikia nieko tuomet eksportuoti ir importuoti rankiniu būdu. Taip pat yra labai svarbu tai, kad jeigu jūs nueisite į darbų eilės įrašus ir susirasite savo dimensijų laukelį ir jų verčių, galite paspausti redaguoti. Žinoma, prieš redaguojant jūs turite nustatyti kaip sulaikyta, kad jums visi laukeliai taptų aktyvus.
Ir čia galite pasikoreguoti, kas kiek laiko jūs norite sinchronizuoti duomenis. Na tai dabar čia 30 minučių, bet galbūt jūs nekuriate kas 30 minučių dimensijas, naujas ar sąskaitų planą, galite pasikoreguoti dienas, minutės ir jums automatiškai pagal jūsų nustatytą laiką sinchronizuosis duomenis. Taip pat yra labai svarbu išsaugojimo strategijos. Arba kitaip vadinami retention policies. Tai kai jūs vykdote Master Data Management setupą, duomenys kaupiasi po truputį ir apkrauna tarsi jūsų duomenų bazę, todėl čia turite nusistatyti, kiek laiko automatiškai sistema išvalo vadinamus logus. Na tai čia galima kas mėnesį, kas savaitę, kas metus ir panašiai. Tai dabar mes apžvelgėme Master Data Management setup. Na ir keliaujame toliau. Tai dabar jau prieisime prie scenarijaus B, kai jūsų nėra vienodi visose įmonėse sąskaitų planai ar dimensijos. Tai pirmiausia, šnekėsime, kaip susitvarkyti vidinių įmonių sąskaitų planą. Tai štai čia matote tiesiog pavyzduką, bet mes dabar keliausime praktiškai pasižiūrėti, kaip su tuo dirbti. Tai dabar keliaujame į vidinių įmonių sąskaitų planą. Ir štai čia matote visiškai tuščią lentelę. Reiškia, jūsų vidinė įmonė neturi jokio sąskaitų plano. Dabar yra keli variantai, kaip tai susitvarkyti. Na, pirmas, galite paprasčiausiu būdu tiesiog rankomis susivesti sąskaitas, kurias naudosite tarp įmonių grupės. Kitas variantas, galite importuoti ir eksportuoti XML formatu. Na ir galite tiesiog kopijuoti iš jūsų pačios įmonės sąskaitų plano. Na tai pas mane DemoX įmonėje yra standartinis sąskaitų planas ir aš jį kopijuoju į vidinę įmonę. Tai lygiai taip pat, jeigu jūs, tarkim, nenaudojate visų sąskaitų, galite čia išsitrinti ir susimažinti. Kai importuojate sąskaitų planą, matote stulpelį DK, sąskaitos numeris priskirti. Jis yra visiškai tuščias. Tai jisai turi užsipildyti lygiai tokiom pačiom sąskaitom kaip kairėje pusėje. Tai spaudžiate sąskaitų plano susiejimas. Ir čia matote vidinės įmonės sąskaitų planą, tai kurį aš tarsi importavau iš dabartinės įmonės. Na ir čia matote jau dabartinės DemoX įmonės sąskaitų planą. Mes turime pasižymėti su Ctrl+A kairėje pusėje visas sąskaitas ir su Ctrl+A dešinėje pusėje. Tuomet spaudžiame susieti sąskaitą su tuo pačiu numeriu. Ir pasirenkame abiejose, kadangi matote, abu stulpeliai yra tušti. Spaudžiame gerai. Ir sąskaitos užsipildo. Identiškai abiejose pusėse. Tai DemoX įmonėje mes turėjome standartinį sąskaitų planą, kurį importavome į vidinę įmonę ir susisiejome. Dabar keliaukime į DemoY ir panagrinėkime truputį kitokią situaciją. Tai keliaukime į vidinės įmonės sąskaitų planą. Taip pat matote tuščią lentelę, bet dabar mes jau neimportuosime iš mūsų DemoY įmonės sąskaitų plano, bet atliksime sinchronizavimo nustatymus. Tai reiškia, kad mes sinchronizuosime sąskaitų planą iš mūsų partnerio, tai DemoX. Tai pirmą kartą mums reikia pasirinkti partnerio kodą ir spausti gerai. Jeigu jūs turite daugiau partnerių, tai tiesiog praskleidę rodyklytę pasirinksite jums reikalingą. Spaudžiate gerai ir spaudžiate taip. Na ir reikia antrą kartą paspausti, kad užtvirtinti ir sąskaitų planas atkeliautų. Tai dabar atkeliavo sąskaitų planas iš DemoX įmonės su stulpeliu, kur DK sąskaitos numeris priskirti. Tačiau mums šį sąskaitų planą reikia susieti taip pat su DemoY sąskaitų planu. Tai spaudžiame sąskaitų plano susiejimas. Dabar atliekame lygiai tokį patį veiksmą, pasižymime su Ctrl+A
ir susiejame su tuo pačiu numeriu abiejose įmonėse. Tačiau žiūrėkite, kas dabar įvyksta. Dešinėje pusėje mūsų pagrindinėje demo Y įmonėje viena sąskaita neužsipildo. Tai čia yra tas variantas, kai aš norėjau parodyti, kad skiriasi sąskaitos. Na tai pavyzdžiui, demo X įmonėje 1120 sąskaita buvo įsigijimo savikaina, na o demo Y įmonėje tai yra 11201. Tai viskas tvarkoje, jūs galite susisieti šias sąskaitas, tiesiog išsitrinate kairėje ir dešinėje, kad nebūtų jokios sąskaitos. Ir tuomet 11201 turite priskirti kairėje, kad programa suprastų, kad pas jūs demo Y įmonėje būtent šioje yra kitokia sąskaita. Ir lygiai tą pačią sąskaitą įrašote ir dešinėje pusėje. Apkeičiate sąskaitas tiesiog, kad programa suprastų, kad čia yra ta pati, tik tai kitas skaičiukas. Na, o toliau visas sąskaitas aš palikau vienodas, tai jos gražiai ir susisiejo. Tai su vidiniu įmonių sąskaitų planu mes susitvarkėme. Toliau keliaukime į dimensijas ir jų vertes. Tai pradžiai pasižiūrime teorinį pavyzdį, tiesiog, kad yra dimensijos 3 ir jų vertės. Na ir keliaukime į demo X įmonę. Tai dabar yra lygiai taip pat vidinės įmonės dimensijos. Ir vėlgi matote tuščią lentelę, tai tas pats, kas su sąskaitų planu. Importuojate XML formatus, įsivedate rankomis arba tiesiog kopijuojate iš esamos įmonės. Tai galime išsitrinti, naudoti tik vieną, aš šiuo atveju paliksiu. Ir sekantis žingsnis, kai mes paspaudžiame kopijuoti, tai reiškia, mes sutinkame, kad mes nusikopijuojame dimensijas. Tačiau matote, aš nepasižymėjau visų dimensijų ir man įkopijavo tik tai vieną. Tai grįžtame atgal, pasižymiu, kad man reikia visų ir kopijuoti. Tai dabar mums lygiai taip pat matome tuščią stulpelį, dimensijos kodas priskyrimui, turime jas susieti. Tai spaudžiame dimensijos ir dimensijų susiejimas. Ir kaip ir sąskaitų planas, matome, kad vidinėje įmonėje yra 3 dimensijos ir dabartinėje 3. Jas pasižymime su Ctrl+A ir spaudžiame susieti dimensijas abiejose įmonėse su tuo pačiu kodu. Ir mums stulpeliai užsipildo. Tuomet turime pasižiūrėti dimensijų reikšmių susiejimą, nes jūs susijate dimensijas, bet turi būti ir reikšmės susietos. Tai tuo momentu, kai jūs siejote dimensijas, jums matote užsipildė ir reikšmių stulpeliai. Aišku, pasitikriname, ar visur jie užsipildė. Panašu, kad viskas tvarkoje. Na ir dabar keliaujame į demo Y įmonę, taip pat į vidinių įmonių dimensijas. Ir atliksime lygiai tą patį sinchronizavimo nustatymą, kurio metu iš demo X įmonės atkeliaus dimensijos. Kadangi mes prieš tai partnerį nusistatėme, jau dabar jo nereikia antrą kartą pakartoti, tiesiog klausia, ar jūsų sinchronizavimo partneris yra demo X. Tai spaudžiame taip. Dabar, kad situacija būtų truputį įdomesnė, aš nueisiu į demo Y įmonės dimensijas ir padarysiu, kad mūsų šalis šioje įmonėje, tarkim, buvo naudojama angliškas terminas, tai bus country. Dabar keliausime vėl į vidinės įmonės dimensijas. Ir mums dabar reikia susisieti jas. Tai vėl spaudžiame dimensijas, dimensijų susiejimas. Dabar ką mes matome? Kad demo X įmonėje pas mus yra šalis, o demo Y yra country. Ir čia kaip ir užsipildė kodukai, o šitoje pusėje ne. Tai dabar mums automatiškai susieti nebeišeis. Turite
dešinėje pusėje pasirinkti, kad jūsų country demo Y įmonės, demo X yra kaip ir atmaina šalis. Na ir čia lygiai atitinkamai susipildot, kad padalinys ir projektas. Tuomet turite pasižiūrėti, kas įvyko su dimensijų reikšmių susiejimu. Kadangi matote, stulpeliai dabar su pavadinimais yra kaip ir ne tose pačiose vietose, turite žiūrėti, kad jeigu stovite ant padalinio, tai dešinėje pusėje jūs stovėtumėte ant padalinio. Tuomet spaudžiame dimensijų reikšmių susiejimas. Na ir matote, kad čia irgi viena pusė užsipildė, kita ne. Tai viskas yra dėl to, kad pas mus yra nevienodos dimensijos ir jų reikšmės, todėl turime rankiniu būdu pridėti. Tai pasižiūrime projektas, dimensijų reikšmių susiejimas ir čia lygiai taip pat priskiriama projektą ir kur mūsų šalis, pasižiūrime reikšmės, lygiai taip pat rankiniu būdu prisiskiriame. Tai taip mes susitvarkome demo Y įmonėje, kai nėra vienodos dimensijos. Tai jūs lygiai taip pat galite susitvarkyti, neturi būti viskas idealiai vienodai. Svarbu, jūs žinote, koks bus dimensijos ir jų verčių atitikmuo. Tai apie dimensijas ir jų vertes pakalbėjome. Toliau keliaukime prie prekių. Tai galbūt ne visi naudosite prekes, bet iš tiesų naudojant prekes yra labai gana lanksčių variantų. Tačiau yra keletas išimčių. Tam, kad jūs parduotumėt prekes, kurių numeriukas yra nevienodas per kelias įmonės, jūs turite susigalvoti bendrąjį prekės numerį. Jeigu jūsų prekės pavadinimai ir numeriukas identiški, tai jums be problemų viskas persikels tarp įmonių. Taip pat prekių bazinių matavimo vienetai turi būti vienodi. Ir jeigu jūs naudojate vietos kodus, tai kad vietos kodas nukeliautų į kitą įmonę, turite jį priskirti tiekėjo ir pirkėjo kortelėje. Na tai pavyzdžiui, demo X įmonė naudoja centrinį sandėlį, na, o demo Y naudoja šiaurinį. Taigi jūs priskirsite tiekėjo ir pirkėjo kortelėse šiuos sandėlius, jums be problemų viskas nukeliaus. Bet tai čia jums parodysiu tikrą realų pavyzdį neužilgo. Tai dabar keliaukime į tarpusavio operacijų automatizavimas intercompany. Tai pirmiausia, noriu supažindinti intercompany funkcionalumas, su kokiais dokumentais veikia ir kuriuos mes galime perduoti. Tai pirmas yra pirkimo pardavimo sąskaitos faktūros, toliau yra pirkimo pardavimo užsakymai, pirkimo pardavimo grąžinimo pažymos ir pirkimo pardavimo grąžinimo užsakymai. Dabar kuriuos mes scenarijus praktiškai pasižiūrėsime. Tai pirmiausia, mes perkelsime tarp įmonių sąnaudas ir įsipareigojimus. Toliau parduosime prekę su bendru prekės numeriu. Toliau parduosime prekę, kai yra kortelės tipas paslauga. Tuomet parduosime paslaugą per DK sąskaitas. Tuomet parodysiu, kas nutinka su pardavimo ir pirkimo užsakymais. Na ir truputį parodysiu apie įmonių grupės apskaitos analizę. Tai pirmiausia, keliaujame į sąnaudų ir įsipareigojimų perkelimą. Na tai čia matote teorinį pavyzdį, kad mes sukūrėme demo X įmonėje pardavimo sąskaitą faktūrą 6 klasėje ir nukeliauja pirkimo sąskaitą faktūrą 6 klasėje į demo į kitą įmonę. Tai dabar keliaujame į demo X. Tai dabar darome taip, kad, tarkim, demo X įmonė šiuo metu bus pardavėja. Tai sukuriame pardavimo sąskaitą faktūrą demo Y įmoniai. Dabar dėl išorinio dokumento numerio. Tai jeigu jūs įrašysite čia, na pavyzdžiui, demo 1, jums numeris nenukeliaus. Išorinis dokumento numeris demo 1 jūsų liks demo X įmonėje,
tačiau pirkimo sąskaitoje faktūroje tiekėjo sąskaitos faktūros numeris bus registruotas vidinis įmonės numeris Demo X įmonės. Tai čia galite pažaisti su numerių serija ir pasidaryti vienodus numeriukus. Tai palieku aš Demo 1, kad parodyčiau, kad tikrai jisai nenukeliauja. Na ir pasirenkame DK sąskaitą. Na, sąnaudų 6401, tebūnie. Pasirenkame kiekį. Na ir kainą. Tai galime, aišku, peržiūrėti registravimą, kokie DK įrašai šiuo atveju susikuria. Na, registruojame sąskaitą faktūrą. Ir, kaip ir minėjau, dėl operacijų pranešimų, na tai čia jūs ir gausite pranešimą, kad buvo išsiųsta į Demo Y įmonę. Neperžiūrime sąskaitos faktūros ir keliaujame į Demo Y. Tai keliaujame į pirkimo sąskaitas faktūras. Ir štai čia matote, atkeliavo jūsų pirkimo dokumentas. Kaip ir minėjau, atkeliauja su vidiniu užregistruotu numeriuku. Ir štai čia matysite lygiai tą pačią sąskaitą sąnaudų, kuri įkrito. Tai taip pat galite užsiregistruoti. Na ir štai atlikote realiai vieną žingsnį, susivedėte pardavimo sąskaitą faktūrą ir kitoje įmonėje įkrito automatiškai pirkimo sąskaita faktūra. Tai lygiai taip pat galite perkelti ir įsipareigojimus su 4 klase. Principas yra visiškai tas pats. Tai dabar prekės pardavimas. Dabar parduosime prekę su bendru prekės numeriu. Tai ką mums reikia atlikti prieš vedant sąskaitą faktūrą? Tai keliaukime į Demo X įmonę, į prekes. Aš jau čia turiu susikūrusi prekę, tai vienoje įmonėje yra vadinasi prekė IC ir tuomet turime bendrą prekės numerį tokį laukelį. Tai čia turite susigalvoti, koks numeriukas vienis šias dvi prekes. Na tai pavyzdžiui, aš panaudosiu tiesiog IC, kad žinočiau, kad čia yra intercompany prekė. Tai čia turime su numeriuku prekė IC. Tuomet keliaujame pasižiūrėti, kaip ta pati prekė atrodo Demo Y įmonėje. Na, tai yra prekės. Ir pas mane čia yra visiškai kitoks numeriukas, tai, pavyzdžiui, intercompany prekė. Bet aš jas suvieniju ir apjungiu su bendru prekės numeriu IC. Jeigu šitai prekiai man yra reikalingas vietos kodas, na tai aš parduosiu iš Demo X įmonės, tai bus mano pirkėjas Demo Y. Tai vadinasi, iš Demo Y įmonėje prie tiekėjo kortelės Demo X turiu prisidėti vietos kodą. Na tai čia pasižymiu, kad yra centrinis sandėlis. Lygiai taip pat nukeliauju į Demo X įmonę. Ir mano pirkėjo kortelėje, tai yra Demo Y, aš taip pat prisidedu vietos kodą. Jeigu, kaip ir minėjau, yra skirtingi vietos kodai, tai tiesiog susidedate tuos, kurių jums reikia. Tai keliaujame į pardavimo sąskaitą faktūrą, plius naujas. Na ir dabar parduodame savo intercompany prekę Demo Y. Tai pasirenkame prekę IC. Iš karto matysite eilutėje vidinės įmonės partnerio nuorodą, tai yra jūsų bendrą prekės numerį. Jeigu taip atsitiktų, kad jo čia nebūtų, tai yra ženklas jums, kad jūs neįrašėte prekių kortelėse bendro numeriuko. Bet jeigu jisai čia yra, vadinasi viskas tvarkoje. Taip pat matote, kad vietos kodas čia įkrito automatiškai, tai jį ir paliekame. Tai registruojame mūsų pardavimo sąskaitą faktūrą. Vėl gauname pranešimą, neatidarome ir einame į Demo Y įmonę. Į pirkimo sąskaitas faktūros. Tai matome, kad atkeliavo mūsų pirkimo sąskaita.
su mūsų preke, kuri šioje įmonėje vadinasi Intercompany, na ir taip pat įkrito vietos kodas ir suma. Jeigu jūs vietos kodos nenorėtumėt, kad įkristų automatiškai ir po to pasirinktumėte, tai turėkite omenyje, kad jums nusimuštų kaina. Dėl to, jeigu jums reikalingi vietos kodai, tai geriau juos pridėti tiekėjo pirkėjo kortelėje. Na tai užregistruojame šią pirkimo sąskaitą faktūrą. Tai apžvelgėme, kaip veikia funkcionalumas, kai yra prekė su skirtingu prekių numeriu. Su vienodu prekių numeriu tikrai nedemonstruosiu, nes viskas yra tas pats ir prekė nukeliaus be jokių problemų, be jokių bendrųjų prekės numerių. Tai išanalizavome dvi situacijas. Perkėlėme sąnaudas ir pardavėme prekę. Dabar keliaujame prie paslaugos pardavimo, kai yra prekės kortelė. Tai štai čia yra teorinis pavyzdukas, dabar keliausime į įmones. Tai keliaujame į DemoX. Aš paslaugos kortelės nesikūriau dėl to, nes yra keletas niuansų, kuriuos, manau, jūs turėtumėte pamatyti. Tai pirmiausia, principas yra tas, kai jūs parduosite paslaugą, tai tarkim DemoX įmonėje jūs parduosite tai su 5 klase, automatiškai norėsis, kad pirkimo sąskaita faktūra DemoY, tarkim, nukeliautų į sąnaudas, tai yra į 6 klasę. Iki šiol mūsų scenarijai buvo tie, kad DK sąskaitos neužkeisdavo viena kitą. Na dabar mums tarsi reikia padaryti užkeitimą, tai ką tokiu atveju reikia papildomai nusistatyti. Turite nukeliauti į bendras prekių registravimo grupės ir čia reikia susikurti papildomą nustatymą. Tai pavyzdžiui, aš kodą naudosiu, kad mano pajamų sąskaita, kai aš parduodu sąskaitą faktūrą, tai yra paslauga, turėtų kitoje įmonėje užsikeisti į sąnaudų sąskaitą. Tai reiškia, aš perku į sąnaudas. Na, čia aprašas gali būti tas pats Intercompany. Ir toliau keliauju į nustatymus, pasirenku, kad tarkim čia yra Lietuvos pirkėjam ir tiekėjam ir mūsų pardavimo sąskaita yra 5001 ir pirkimo 6401. Tai būtent tai ir bus identifikacija, kad mūsų sąskaitos turi užsikeisti. Dabar susikuriame tada prekės kortelę, kurios tipas yra paslauga. Na, tarkim, pasivadinu IC paslauga. Būtinai pasirenku tipą aptarnavimas. Na ir mūsų sukurta, dar galim valandas pasidaryti, kad būtų ne viena, tai truputį įdomiau. Ir mūsų sukurta bendra prekės registravimo grupė būtent čia ir turi atsispindėti, kad sąskaitos teisingai suvaikščiotų. Na, o čia galite standartiškai rinktis paslaugos. Taip pat, jeigu jūs savo paslaugos kortelės numerį nenaudosite tą patį, tai išlieka tas pats principas, kad yra bendras prekės numeris. Na, tai tebūnie, kad mes nenaudosime numeriuko, bus skirtingas, tai aš lygiai tą patį bendrą prekės numerį pasidarau, kad yra sąskaitų užkeitimas. Tai DemoX įmonėje susikūrėme bendrą prekės registravimo grupę, tuomet susikūrėme kortelę, kurioje priskyrėme bendrą prekės registravimo grupę, ką reikia dar atlikti. Turite nukeliauti į savo įmonės sąskaitų planą ir susirasti savo pardavimo sąskaitą 5001. Šioje sąskaitoje jūs turite numatyto vidinio įmonės partnerio DK sąskaitos numerį užkeisti į sąnaudų sąskaitą, kad jums nukeliautų pirkimas su sąnaudomis. Tai yra tokie kaip ir 3 pagrindiniai žingsniai, kadangi mūsų įmonės tiekėjas pirkėjas, kad užtvirtinti visą šį procesą, aš lygiai tą patį atliksiu DemoY įmonėje. Na, tai pirmiausia susikuriame
bendrąją prekių registravimo grupę. Per nustatymus pasižymime pardavimo sąskaitą ir pirkimo sąskaitą. Taip pat susikuriame prekės kortelę, kurios bus tipas aptarnavimas. Na, ten buvo IC paslauga, čia tiesiog pasirinksiu paslaugą ir valandomis mes parduosime. Tada pasirenku bendrą prekės registravimo grupę ir su kortele, kaip ir susitvarkėme, taip pat pridedame bendrą prekės numerį, tokį patį, kokį naudojome anoje kortelėje. Na ir keliaujame į sąskaitų planą ir pasirinkus pardavimo sąskaitą, mes ją redaguojame ir priskiriame sąnaudų sąskaitą kaip vidinės įmonės DK sąskaitą. Tai susitvarkėme dabar ir Demo X ir Demo Y prekės per paslaugas tarsi pardavimą. Šį kartą parduokime galbūt iš Demo Y. Taip, spaudžiame plius naujas. Na ir dabar parduosime Demo X įmonei. Tai dabar pasirenkame mūsų paslauga kortelę. Matote vidinės įmonės partnerio kodas, tai ta bendra prekės kaip ir bendras prekės numeris. Pasirenkame 1 valandą ir kainą. Dabar dar pridėkime dimensiją. Tai su standartiniam dimensijom viskas tvarkoje, aš noriu pasirinkti, tarkim, kitokią dimensiją, kur buvo skirtingos tarp mūsų įmonių, tai pasirenku country Lietuva ir galima pasižiūrėti dabar registravimą. Tai pardavimo atveju jūs parduosite 5 klasėje, tai užsiregistruojame šią sąskaitą faktūrą. Gauname pranešimą ir keliaujame dabar į Demo X įmonę. Tai matote, atkeliavo mūsų pirkimas. Tai dabar prekės skiriasi numeriukas, kaip ir sakiau, viskas atkeliauja, pasižiūrime dimensijas ir čia matote jūsų buvo kitų pavadinimų šalis. Tai puikus pavyzdys, kad nors ir skirtingos dimensijų kodai, bet viskas tarpusavėje puikiai suvaikšto. Ir peržiūrim registravimą, nes kaip ir minėjau, pirkimas mums turi atkeliauti į 6 klasę. Tai viskas tvarkoje, atlikome visus nustatymus teisingai, pardavėme 5 klasėje ir viskas atkeliavo į 6 klasę. Galima registruoti pirkimo sąskaitą faktūrą. Tai šis atvejis yra toks gana unikalus, sudėtingesnis, bet manau daugiausiai naudojamas jūsų veikloje. Tai dabar parduosime paslaugas per DK sąskaitas. Tai viskas, kas atsispindėjo per prekes iš 5 klasės į 6, dabar parodysiu, kaip atrodo per DK sąskaitas. Tai kad jūs parduotumėte per DK sąskaitas, lygiai tas pačias turite atlikti kombinacijas, tai susikurti bendrai prekiai registravimo grupę ir apsikeisti DK sąskaitose, užsikeisti tarsi sąskaitas. Tai šį kartą parduodame iš Demo X. Kadangi mes nustatymus jau atlikome su preke kaip paslaugos, tai jų dar kartą atlikti nereikia. Pasirenkame Demo Y ir dabar čia renkamės DK sąskaitą. Tai pasirenkame mūsų pardavimo sąskaitą. Matote, įkrito vietos kodas. Tai, kadangi tai ne prekė, galbūt mums jo net ir nereikia.
Matote, vidinės įmonės partnerio nuorodą nurodo, kad sukūrus pardavimą įkris pirkimas į 6 klasę. Pasirenkame kiekį ir kainą. Na, taip pat galime pridėti ir dimensiją. Na, tai pavyzdžiui, padalinys. Tai susitvarkėme ir galime peržiūrėti registravimą, kad parsiduoda 5 klasėje. Registruojame sąskaitą ir keliaujame į Demo Y įmonę, į pirkimo sąskaitos faktūras. Ir štai čia, matote, atkeliavo pirkimas per DK sąskaitas, irgi krito mūsų vietos kodas, kadangi buvo tiekėjo kortelėje, tai mes jį išsitriname, mums jisai čia nereikalingas ir pasižiūrime registravimą. Taip, keliaujame į pirkimo sąskaitos faktūras. Peržiūrim registravimą. Ir matome, kad 6 klasė. Atsiprašau, pasižiūrėjau. Nežinau. Atsiprašome, tai galime tęsti. Taip, tai peržiūrime, kad mums pirkimas atsirado 6 klasėje. Ir registruojame savo sąskaitą faktūrą. Tai visiškai principas yra tas pats ir per DK. Tai jūs galite naudoti tiek korteles paslaugoms, tiek naudoti DK sąskaitas atlikus lygiai tos pačius nustatymus. Tai peržiūrime ir šį scenarijų. Na ir dabar paskutinis galimas scenarijus su pardavimo pirkimo užsakymais. Čia yra truputį niuansas tas, kad kai mes automatiškai priemame operacijas, tai mums sąskaita, kaip matėte, visą laiką įkrisdavo, mums nereikdavo niekur eiti ir papildomai jos tarsi krapštyti. Tačiau su pardavimo pirkimo užsakymais, kai jūs sukursite užsakymą, jums automatiškai nukeliaus ir sąskaita faktūra, ir užsakymas. Tai jeigu jūs vėliau iš užsakymų vėl leisite sąskaitą faktūrą, tai jums susidvigubins. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Tai keliaukime į Demo X įmonę. Mums reikia išjungti automatinį dokumentų priėjimą. Tai keliaukime į vidinės įmonės nustatymus. Minutėlę, truputį techniniai nesklandumai. Tai nueikime dabar į Demo Y ir išsijunkime tada per vidinės įmonės nustatymus, kad mūsų Demo X partneris, paspauskime pieštuką redaguoti, kad automatiškai operacijų nepriema. Lygiai tą patį reikia atlikti ir Demo X įmonėje. Tai vidinės įmonės nustatymuose pasirinkime Demo Y, redaguoti ir nepriimti automatiškai operacijų. Tai dabar sukurkime pardavimo užsakymą. Plius naujas. Taip, kuriame pardavimo užsakymą Demo Y įmoniai. Ir, na, tarkim, parduodame per DK. Na, vietos kodo nenaudokime. Ir rašykime sumą. Tai dabar turime mes užsakymą ir mes Demo X įmonėje, tarkim, jį registruojame
ir išrašome kartu sąskaitą faktūrą. Tai galime pamatyti, kad Demo X įmonėje tiesiog susikūrė iš pardavimo užsakymo registruotą pardavimo sąskaitą faktūrą. O kas dabar atsitiko Demo Y įmonėje? Keliaukime į Demo Y. Na, jeigu jūs nueitumėte į pirkimo sąskaitos faktūras, matote, kad čia jums niekas neatkeliavo. Kur dabar rasti jūsų sustojusius, tarsi užstrigusius dokumentus? Tai yra tokios kaip pašto dėžutės, vidinės įmonės gaunamų dokumentų operacijos. Štai čia įkrito net 2 eilutės, tai kaip ir minėjau, kadangi jūs iš užsakymo kūrėte sąskaitą, jums čia įkrenta ir užsakymas, ir sąskaita faktūra. Dabar yra pasirinkimai 2. Jeigu jums Demo Y įmonėje užsakymas yra nereikalingas, na, jums, tarkim, reikalinga tik sąskaita faktūra, tuomet jūs atšaukiate užsakymo paleidimą į sistemą. Jeigu jums atvirkščiai užsakymas yra reikalingas, sąskaita faktūra ne, tuomet jūs atšaukiate sąskaitą faktūrą. Na, dabar imituokime, kad man nėra reikalingas užsakymas, aš pasižymiu užsakymo eilutę, spaudžiu veiksmai ir atšaukti. Man iškrenta. Ir lieka tik tai mano sąskaita faktūra. Na, sąskaita faktūrą aš lygiai taip pat per veiksmus priimu. Ir čia patvirtinu, kad aš gausiu iš vidinės įmonės partnerių. Tai mano kaip ir vidinių įmonės gaunamų dokumentų dėžutė tampa tuščia ir nukeliavus į pirkimo sąskaitas faktūras, aš matau įkritusią sąskaitą. Tai iš užsakymo atkeliavo pirkimo sąskaita faktūra ir ją užsiregistruoju. Ir man dabar dokumentai nesidubliuoja, turiu tik vieną pirkimo sąskaitą faktūrą. Tai apžvelgėme visus galimus variantus, tai pirkimą, pardavimą, sąnaudų įsipareigojimų perkelimą, prekės pardavimą, kai yra tipas paslauga, pardavimą per DK sąskaitas, na ir pardavimo pirkimo užsakymus. Taip pat galbūt jums bus naudinga yra tokia operacija kaip tarpusavio operacijos. Ir čia galite tiesiog matyti, kaip yra ataskaita, kurioje atsispindi viską, ką jūs pardavėte ar pirkote tarp savo įmonių grupės. Na, tai čia, jeigu nesirinktumėte koduko, jums visos įmonės sukristų, aš pasirenku savo Demo Y ir matau tokią ataskaitą, kada, kokiais dokumento numeriais ir ką aš pardaviau ar pirkau. Tai galbūt jums bus naudinga ir ši analizė. Tai apie įmonių grupės apskaitą būtų tiek, išnagrinėjome visus galimus funkcionalumus. Tikiuosi, kad jums patiko ir dabar laikas jūsų klausimams. Ačiū Ievai už išsamų pristatymą apie Intercompany ir Master Data temas. Jo, per visą pristatymą tikrai kilo daug klausimų, kuriuos paprašysiu tavęs atsakyti ir šiek tiek dar parodyti ir akcentuoti. Jeigu turite klausimų, galite juos dar rašyti į pokalbių langą, galite atsitildyti ir paklausti. Tai aš galvoju, kad galbūt, kad nebūtų tokio chaoso, mes tiesiog einame iš eilės. Ten tokia kur mažiau klausimų sulaukia Master Data. Taip. Jeigu turite apie Master Data klausimus, jūs galite juos užduoti. Ir kol laukiam, man tiesiog klausimas toks, akcentuoti galbūt galėtum, jeigu turime daug įmonių ir norime sinchronizuoti duomenis, ar tu rekomenduoji ir siūlai susikurti kažkokią Master Data įmonę, iš ko mes darytumėm tos duomenis, kopijuotumėm, ar pasirinktumėm tiesiog geriausią, kažkokią didžiausią pagrindinę įmonę? Tai aš siūlyčiau peržiūrėti savo įmonės tiesiog ir nuspręsti, kuri bus jūsų pagrindinė ir iš kurios mes galime lengvai sinchronizuoti duomenis. Tai atims ir jūsų papildomą laiką, kuriant naują sinchronizavimo įmonę, jūs tiesiog iš jos per visas įmonės galėsite laisvai perduoti duomenis. Ačiū.
Kol kas apie master data aš nematau jokio klausimo. Dar gal irgi tokį patikslint galiu master data, ar galima tarp kokių įmonių būtent tarp kokių aplinkų nustatyti, ar mes galime nustatyti kitoje aplinkoje esančią įmonę? Na, jūs turite naudoti aplinkas, kurios yra vienoje įmonėje arba kitaip sakant, viename tenante. Tai tada jūs galėsite laisvai atlikti duomenų sinchronizavimą. Taip, jeigu turite skirtingas Business Central aplinkas, tai neturėtų pavykti. Taip. Gerai, kadangi nėra klausimų jokių apie master data, bet apie intercompany jų buvo tikrai daug ir daugam aktualu matosi, tai pirmas buvo klausimas Agnės, ar galima intercompany operacijas vesti per bendruosius žurnalus ir ar yra galimybė pasirinkti pirkėjo tiekėjo registravimo grupę, nes šiuo metu, kaip suprantu, jau Agnė naudoja intercompany funkcionalumą ir susiduria su problema, kad vendant intercompany operacijas per bendruosius žurnalus negali keisti pirkėjo tiekėjo registravimo grupės. Mūsų kolega Rimantas mokymų metu jau irgi taip pat įsitraukė ir pakomentavo, kad galima vesti per bendruosius žurnalus intercompany operacijas, kad tik turint omeny, jog negalima pateikti tokių dokumentų kaip ISAP, VIVAS, FT, nes nebus sukuriami registruoti pirkimo pardavimo dokumentai. Taip pat pirkėjo registravimo grupę bendruosiuose žurnaluose galima keisti ir pirkimo pardavimo dokumentuose yra parametras leisti kelias registravimo grupės. Tai pagal tai sprendžia, ar leidžia keisti registravimo grupę. Ar būtent šiuo klausimu turi papildyti? Na, aš gal galėčiau dar, šiaip Rimantas yra visiškai teisus, galėčiau dar parodyti, kad vidinės įmonės nustatymuose, kur yra vidinės įmonės partneris, čia galite būtent bendriesiems žurnalams gautinų ir mokėtinų sumų sąskaitą nusirodyti. Bet šiaip daugiau papildyti aš kaip ir neturiu. Ačiū. Rasa klausia, ką reikėtų daryti, jei dimensijos įmonė pasikeičia arba prisideda. Ar reikia pakartotinai kažkaip susijęti? Taip, tai jeigu įmonės dimensijos pasikeičia, na, tarkim, jūs pakeičiate ir pagrindinės įmonės dimensijas, tai vėl turite nukeliavę į vidinės įmonės dimensijas atlikti sinchronizavimo nustatymus. Tai aplamai rekomenduoju kas kažkiek laiko, į mėnesį kartą ar į 2 savaitės kartą, sinchronizuoti, kad jums ateitų kuo naujausios dimensijos ir jų vertės. Ir po sinchronizavimo jūs turite vėl susijęti dimensijas ir jų reikšmes. Ar galėtum dar gal akcentuoti momentą, tai yra dimensijos, tik dimensijas sinchronizuoti ar jų ir vertės? Pavyzdžiui, jeigu atsiranda, tarkim, turiu šalies dimensiją ir atsiranda papildoma šalis. Tai kai jūs sinchronizuojate dimensiją, su jie kartu atkeliauja ir vertė, tai papildomo nustatymo, sinchronizavimo vertėms atlikti nereikia. Ačiū. Jeigu jums dar trūksta atsakymo ir jums dar nėra visiškai aišku, ir turite ką papildyti, tai galite atsitildyti mikrofoną ir papildyti arba pokalbių lange parašyti. Toliau visiems kilo mokymų metu kaip ir rodėjai, bet daugam aktualu yra pardavimo ar pirkimo sąskaitų vedimas per DK. Ne per nesirinkate jokios prekių kortelės, būtent per DK sąskaitą. Tu kaip ir rodėjai, tai, bet Julija klausė, pavyzdžiui, per pardavimo sąskaitą faktūrą per vienodą DK, tačiau dažniausiai pardavimas eis į pajamų sąskaitą, o pirkimas į sąnaudų. Tai lygiai taip pat, jei vieną įmonį įsipareigojimus, tai kitai gautinos sumos, kaip tokiu atveju susijęti. Tai kadangi rodėjai, bet dar galvoju kartą akcentuoti, nes klausė ne vienas žmogus. Gerai. Tai pirmas žingsnis, jeigu jūs per DK, ne per prekių korteles, bet per DK, tai yra sąskaitų plane, ne vidinės įmonės, bet jūsų dabartinės įmonės, susitvarkyti, kad visas, na, tarkim, nebūtinai 5001, bet aplamai jūs gal naudosite daugiau negu vieną sąskaitą, tai turite viduje sąskaitos pasižymėti, kad kitoje įmonėje bus priešinga sąskaita. Na, taip, šiuo atveju, tarkim, sąnaudų sąskaita. Tai čia dabar rodau jau mano sukurtą
atvejai, na, bet, pavyzdžiui, čia matote yra vienoda, o galbūt jums reikia 6 klasės. Tai jeigu naudosite tik pardavimą per DK, tai tokiu atveju jums užtenka sąskaitų plane atlikti tarsi pakeitimą ir jums viskas turėtų veikti. Tačiau dar kartą dar skaitau Linos klausimą, tai čia realiai tas pats klausimas, tai tiek Lina, tiek Julija, jeigu jums atsakė, tai gali parašykit. Taip pat Edita klausė, jeigu įmonė turi pirkimo pardavimo transakcijų su daugiau nei viena įmonė, tarkim yra 5 įmonės įmonių grupėje, ar turėtų būti suvedama daugiau įmonės vidinių partnerių, kaip tokiu atveju turėtų būti sutvarkomi nustatymai? Na tai pavyzdžiui, jeigu jūs turite 5 įmonės, bet iš jų pirkimus pardavimus vykdote tik su 3 įmonėmis. Tai mano rekomendacija ateičiai būtų susidėti visas 5 įmonės, vien dėl to, kaip minėjau, kad jeigu atsirastų likutis, jūs vėliau negalėsite užsikelti vidinės įmonės partnerio, tai geriau, kad jūs visos įmonės susitvarkytumėt vidinius partnerius, susidėtumėt, kad jie yra tiek tiekėjai, tiek pirkėjai, tai, na, niekad nežinot, galbūt atsiras dar daugiau įmonių, tai mano pasiūlymas būtų susidėti visas 5. Dar, kadangi dažnai susidurėm su ta problema dėl likučių, dar kartą gal paminėk, akcentuok, kokie likučiai tiksliai? Kas būna, kur būna pagrindinė problema? Tai pagrindinė problema dabar, pavyzdžiui, mes esame Demo X įmonėje ir atsidarome pirkėją mūsų Demo Y. Na ir štai čia matote, kad yra likutis, tai yra atviri įrašai už 266 eurus. Tai dabar aš su atviru likučiu negalėčiau užsidėti vidinės įmonės partnerio. Tai čia yra pagrindinė problema, kad jūs turėtumėt galbūt tą likutį pasidėti ant tarpinės sąskaitos, kad būtų 0 ir tuomet galėtumėt laisvai užsidėti vidinio įmonės partnerio kodą. Kaip Edita taip pat klausia, kaip veiktų šios funkcijos, jeigu įmonė turi pirkimo pardavimo transakcijų su grupės įmonė, kuri veda apskaitą skirtingą valiutą? Tuomet turėtumėt valiutos kodą nurodyti pardavimo dokumente ir jisai automatiškai nurodytas nukeliautų į pirkimo sąskaitą faktūrą. Tai tiesiog pagrindinė sąlyga, kad jūs turite sąskaitoje faktūroje nurodyti jums reikiamą valiutos kodą. Galbūt gali tada patikslinti, nes jeigu įmonė Demo X yra veda eurais, Demo Y veda svarais. Turbūt einarai netaip supratom vienas kitą. Aš turėjau omenyje, kad jeigu jums yra aktualu valiutos, tai jūs turite pardavimo sąskaitoje faktūroje nurodyti valiutos kodą. Jeigu kalbame apie pačios įmonės papildomą, tarkim, valiutą vedimą, tuomet dėl šito aš turėčiau pasitikslinti, nes buvo klausimas, būtent ką turi atsakyti. Taip, į pardavimo pirkimo dokumentą jūs turite vesti jums reikiamą valiutą. Taip pat Loreta klausia, o jei keli sandėliai ir Demo X ir Demo Y, tai sandėlį galima pasirinkti tik rankiniu būdu, ar visada nusimuš prekės kainą? Jeigu jūs pasirinkinėsite sąskaitoje faktūroje sandėlį rankiniu būdu, taip jums kaina nusimuš. Dėl to jūs turite prisidėti, kaip ir minėjau, tiekėjo pirkėjo kortelėje. Jeigu yra keli sandėliai, tai juos dėja, bet turėsite toje pačioje kortelėje ir pasikeisti. Su daug sandėlių funkcionalumas tiek neapima, kad visą laiką persikeltų vis skirtingas sandėlis. Tai persikels būtent tas, kuris yra pirkėjo tiekėjo kortelėje. Ačiū. Toliau. Klausia dar Lina ir sako, kad bando suprasti tiesiog, tai tas naujai sukurtas korteles, jos išskirtinai bus naudojamas tik intercompany funkcionalumui ar ne? Mes turime omeny apie prekių ar... Prekių. Tai ne, jūs galite naudoti
nebūtinai interkompanį, aš tiesiog savo pristatymo metu norėjau išskirti, kad būtent čia yra interkompanį prekė, bet jūs galite naudoti bet kurią jūsų prekės kortelę, tik turite susijęti ją bendruoju prekės numeriu. Taip pat Aivaras klausia, ar įmanoma išspręsti dokumento numerio problemą be rankinio numerio pakeitimo? Iš tikrųjų, Lietuvos lokalizacija išorinio dokumentų numerio, kaip ir sakiau, nepalaiko, tai nebent bandyti numerių serijas pasidaryti numerius per numerių serijas, bet šiaip intercompany nėra labai lankstus numerių klausimų. Ir būtų galima nebent būtų žiūrėti su programavimu kažkaip. Taip, nebent programuoti, tai dar ateities klausimas. Taip pat Edita klausia, kokiose įmonėse galima taikyti intercompany. Tai jūs galite taikyti net ir nebūtinai toje pačioje aplinkoje esančiose įmonėse, galbūt turite ir užsienio arba kitam tenante esančių įmonių, tai intercompany yra tikrai lankstus ir naudojamas visur. Tai kaip master data galima naudoti tik aplinkoje, tai intercompany galite taip naudoti nebūtinai savo tenante. Taip pat klausimas dėl konsolidavimo, taip pat iš Arūno, yra sukuriama kokia žyma arba dimensija tokiams operacijoms, kurią galima rasti. Tai jūs paprasčiausiai susikuriate pagrindinėje įmonėje dimensiją intercompany. Ir čia susikuriate dimensijų vertes, tai įmonės demo X, pavyzdžiui, ir demo Y. Ir kiekvieną kartą per vidinės įmonių dimensijas, kai jūs, kaip ir minėjau, kopijuosite iš esamų dimensijų, matot, dabar intercompany aš neturėjau, įsikeliu, tai jūs tą intercompany dimensiją galite pardavimo dokumente kiekvieną kartą uždėti ir tuomet konsolidavimo metu jūs ir galėsite su ta dimensija eliminuoti duomenis. Tai tiesiog ją reikėtų prisiskirti pardavimo sąskaito faktūrą. Ačiū. Rasa klausia, ar pirkimo pardavimo sąskaitų atveju viena, pavyzdžiui, 5 klasė DK gali turėti ne vieną 6 klasės DK atitikmenį. Nes, pavyzdžiui, tavo pavyzdėje buvo pateikta, kad viena DK sąskaita atitinka kitą DK sąskaitą. Tai reiškia, kad kaip ir gali, bet jūs turite kiekvieną kartą sąskaitų plane nusirodyti, į kurią, tarkim, sąnaudų sąskaitą turėtų nukeliauti dokumentas. Tai jeigu keliavo į 6401, tai kitą kartą turite pasikeisti, kad ten keliaus į 6001. Tai tiesiog reikėtų nustatymus iš naujo susitvarkyti. Ar pasikeitus nustatymus reikia kažką sinchronizuoti papildomai ar ne? Ne. Pat Povilas klausia. Jo klausimas skamba taip, o jei DK neina susijęti vienas prie vieno, o vienas DK demo X atitinka 2 DK demo Y, susijęti ir daryti tarpusavio intercompany pardavimus nepavyks, ar yra koks būdas? Jūs galite susijęti vienas ant vieno sąskaitą, bet negalite susijęti vienas prie 2. Nes, kaip ir minėjau prieš tai, programa paprasčiausiai nežinos, ką jums reikia pasirinkti. Tai šiuo atveju, tai nėra labai lankstu. Taip pat Aivaras papildo, kas turbūt geras patarimas, kad tiesiog perkelti procesą iš DK sąskaitų į aptarnavimo prekes būtent. Taip, tai gana būtų paprastesnis ir lankstesnis procesas. Galėtume tiesiog susikurti daugiau prekių kortelių su bendrom prekių registravimo grupėm per kelias DK sąskaitas. Ir tai tarsi atstotų tas kelias sąnaudų sąskaitas, į kurias turėtų atkeliauti pirkimo sąskaito faktūrų. Taip pat Lina klausia, dėl to, kad jūs pakeitėte ir sukūrėte naują bendrojo verslo registravimo grupę, tai klausimas, ar tai specialiai dėl šio funkcionalumo demonstravimo ar ne?
Tai yra konkrečiai dėl prekės pardavimo kaip paslaugos. Nes jūs prekės kortelėje, kuri yra paslauga, turite pasirinkti šitą bendrą prekės registravimo grupę, kad programa suprastų, juk jūs parduodate iš 5 klasės ir keliauja 6. Tai taip, tai yra konkrečiai dėl šio atveju su preke, kai yra paslauga kortelė. Ačiū. Ar tokį tiesiog klausimą dėl, kol dar laukiam kitų, galbūt dar turės klausimų. Jeigu tarp įmonių stipriai skiriasi sąskaitų planai, duomenys, dimensijų vertės, nėra bendrų sutapimų, ką rekomenduotum galbūt prieš naudojimą reikėtų labiau viską pabandyti suvienodinti, ar kaip tik bandyti susijęti tarp visų įmonių? Tai aišku, tobuliausias variantas, jeigu jūs pabandysite susivienodinti, bet jeigu turite tikrai skirtingus, kaip ir rodžiau, pavadinimus ir jų vertes, tuomet galite bandyti ieškoti atitikmenų ir susisieti, kaip matėte, laisvai tai veikia, bet visuomet kyla problema, kad gali pradėti maišytis ir jums tarp įmonių, būtent skirtingi sąskaitų planų numeriukai ir dimensijos. Todėl rekomendacija būtų kuo labiau susivienodinti. Daugiau lyg klausimų nematau, aš tikiu, kad čia gana naujas dalykas ir dar jums patiems reikia pasibandyti ir pasižiūrėti, tai jeigu dar netyčia turit kažkokį likusį klausimą, kur jūs norite jį užduoti, tai būtinai užduokite. Taip pat primenu, kad turime instrukcijų puslapį, taip pat mus galite sekti LinkedIn, galite prisijungti į Business Central Facebook grupę, kur renkasi visi Business Central naudotojai ir kartu užduoti klausimą, jeigu kažkokį turite. Taip pat YouTube kanale mūsų galite rasti daug įvairių instrukcijų, būtent vaizdinių. Taip pat turbūt, kad matau, kad jau daugiau klausimų nebus, tai dar kartą, Ieva, ačiū už visą pristatymą, buvo išsamu ir manau, kad tiesiog dar reikia pasibandyti. Jeigu turėsite klausimų papildomų, visada galite kreiptis į Softera aptarnavimo komandą, kur ten padėsime. Taip pat čia yra prisegtos visos naudingos nuorodos, kurios padės nusistatyti nustatymus būtent intercompany ir master data nustatymams. Taip pat primenu, kad kitą savaitę antradienį bus tema Business Central administravimas. Ačiū Jums dar kartą, gražaus antradienio ir iki kitos savaitės.